Katažina ir Dainius dar vieni Skaistės svajonės favoritų. Tačiau atidžiai kiekvieną laidą stebinti šokėja sunerimusi dėl Dainiaus. Man labai gražiai šoka Katažina, jinai labai smagi kaip žmogus, jinai tikrai labai šilta, jinai. O dėl Dainiaus, jis irgi labai smagus, tik tai vienas dalykas, kaip ten dėl jo sveikatos. Ir sako, kad jisai turi ar ne traumą, bet jie vis tiek treniruojasi 8 valandas į dieną. Aš manau, kad jis pats turėtų nuspręsti, jis yra savo kūno savininkas ir jis turėtų nuspręsti, ar jam reikia šokti, ar jam visai tai būtų ne į naudą. Šokėjai Dainiui Dimšai netgi duoda patarimų, kaip kitaip ne tik šokiu, saugant sveikatą, galima visus sužavėti. Susišokimas yra, viskas yra, gal tiesiog Dainiui pačiam trūksta vaidybos. Jinai tiesiog įsijaučia tą šokį, su veidu dirba, o jam reikėtų gal net ir atsipalaiduoti, nežinau kaip čia. Irgi šokti su veidu, irgi padėti. Mažieji čempionai Katažinai su Dainiumi linki greičiau pasveikti, nes nori juos matyti finale. Vien dėl to, kad jie startavo labai gražiai, jų rumba, jų tokie ir rūbai buvo derinti vienas su kitu, kaip tikrai profesionalai pasirodė. Ir dar išliko jie tokie. Kaip sakiau, daug kurie startavo gerai, dabar jau nublanko, ar ne? Bet jie ir liko. Startavo gerai ir dabar kol kas dar šoko gerai. Ir kiekvienas jų pasirodymas yra man labai gražus.